Okay, let's go. Labas rytas, gerbėmieji mūsų kanalo stebėtojai. Šį video sugalvojau padaryti įkvėptas vakar vakare, pamatęs vieną video mūsų garsaus meistro, trinkelių meistro, nieko asmeniško, atsiprašau iš anksto, bet darykim tai, ką sugebam geriausiai. Tai šiandieną parodysiu, kaip mes montuojam lietaus sistemą. Iš tikrųjų šito video visiškai net neplanavau daryti, bet matyt taip gavosi toks sutapimas, kad vakar pamačiau video, o šiandieną ruošiausi montuoti lietvamzdžius. Tai šiandieną ir jums parodysiu, kaip mes juos atpjaunam. Su bulgarke aišku atpjaunam, nematau tame jokios problemos. Jeigu norit, galite pjauti ir su nažovke, kaip sakant, tarybinių įrankių, ūkiškai tariant. Irgi jokių problemų nematau. Visokiuose brošiūrose, mokomose video, kur moko gamintojai, ten aišku visada pjauna su nažovkėm, tik su nažovkėm. Atsiprašau už šitą išsireiškimą, bet tiesiog nežinau kito pavadinimo tam įrankiui. Tai mes, kadangi padarom į sezoną ne vieną, ne du ir ne tris stogus, tai tų ir vamzdžių, ir latako atpjaunam krūvą. Ir parodysiu, kaip mes tai atpjaunam. Čia yra stogas, kurį rinkome praeitą žiemą. Tai meistrai paruošė fasadą ir dabar montuojame lietvamzdžius. Vienas sumontuotas, antras sumontuotas. Tai dabar einam prie stalo, prie darbastolio ir parodysiu, kaip aš jį atpjaunu. Stebėkit. Pradžiai pasigalasiu pieštuką. Peiliukas atšipęs, bet tingai dabar eiti, keistis. Prasiversim. Nu, matuojam. 48 cm. Matuojam ratu, kad nupjaut gražiai. Ten pjaunant su bulgarke, neva skardai kaista ten iki 200 laipsnių. Taip, čia yra teorija. Dėl teorijos aš nesiginčysiu. Bet kartais praktikoje reikia truputį nusižengti taisyklėm. Na, kaip sakiau, jeigu lietvamzdžius montuojat kartą į 10-metį, tai ten galit ir su nažovke vargt. Bet kai mes padarom per sezoną ne vieną, ne du ir ne tris stogus, tai su nažovke šitas variantas atkrenta. Pasirūpinam, kad būtų pilna baterija. Na ir pjaunam. Štai taip, mes turim atpjautą vamzdį. Čia jokio abrazyvo, kaip ir niekas čia nenusitaškė. Jeigu būtų nusitaškę, tai aiškiai matytųsi. Kaip sakant, jūsų amžiai tikrai užteks. Žirklutės. Reikia turėti žirklutės. Patogias, kad su jom būtų galima patogiai kirpti. Na ir einam ratu, nukerpam centimetrą. Štai mes turim visiškai švarų pjūvį, kuris niekada nerudys. Ir nereikia jokių tarybinių įrankių, nažovkių ar ten dar kažko. Tai ačiū išdėmesi, čia jums patarimas numeris 1. Kadangi pradėjau sukti šį video, kurio visiškai nežadėjau, tai pamokysiu iki galo montuoti lietvamzdžius, o ne tik tais vadovautis teorija ir parodyti
ale kaip su nažovke pjaunam, bet net pjaunam, žodžiu. Tai pirmas vamzdis visada būna sudėtingiausias. Aišku, reikia žinoti dar stogo iškišimus. Ar stogo iškišimai yra vienodi, bet kadangi mes darėme čia stogą patys, tai žinau, kad visur pakalimas yra vienodas. Tai pirmas užtrunka, kol prisimatuojam šitą trumpą vamzdį, kuris eina kampu. Tai mano atveju žinau, kad jis yra 47 ir daugiau tik tai matuojame atskirai vertikalius vamzdžius, nes šitos gerklės yra skirtingam aukštį. Tai dabar matuosiu nuo cokolio. Šitas buvo 3,05, tai ten matuosiu skirtumą ir pjausiu vamzdį. Dabar šitoj vietoj su gulščiuku atsibrėšiu centrą, susimatuosiu, kur stovi laikikliai, prisisuksiu laikiklius. Laikikliams visada polistirolą galit naudoti štai tokias sraigės, mes jas vadinam sraigiam, tai jos tikrai stipriai laiko, nereikia jokiais ilgasrigiais varyti iki mūro. Tik tais reikia dėti gal truputį tankiau. Gamintojas riukį rekomenduoja kas 2 metrus, tai mes dedam, jeigu vamzdis 3 metrai, tai 3 vienetai laikiklių į vieną vamzdį. Dabar žinau, kad pirmas nuo pačios 30 ir paskiau kas 1,15 m. Naudoju tokį gulšiuką mažiuką, su kurio pasimatuoju horizontaliai laikiklis. Dabar žinau, kad tarp laikiklio centrų yra 10 cm. Kaip matot. Ir matuoju skylės 10 cm. Sraigės. Suktuką. Ir sukame į sieną. Laikiklius tvirtinam elementariais stoginiais varžtais, tik patartina imti kuo ilgesnį. Riukių sistema netgi rodo, kur yra laikiklio viršus. Pritraukia tikrai gerai. Jeigu, sakykim, gręžti iki mūro su ilgasriegiu, tai čia 25 cm apšiltinimo sluoksnis, tai per tą ilgasriegio ilgį tas laikiklis irgi nebūna stabilus. Jeigu galvojate, kad su ilgasriegiais stabiliau jums laikysis, žodžiu, susisukau laikiklius, matot. Dabar jau, kaip minėjau, žinau lietvamzdžio ilgį, aną viršutinį žinau, šitą matuoju, šitą skirtumą, kiek nuo cokolio eina iki gerklės. Jeigu anuoje pusėje buvo 3,05 vamzdis, čia turiu 10 cm ilgesnį, tai bus 3,15 m. Nu, atsipjausiu su bulgarke. O kaimynai šauks, pjauna vamzdį su bulgarke. Net nežinau, ką daryti, širdį skaudu, bet vis tiek einu atpjausiu. Vieną galą jau turiu atpjautą. Šitas yra pjautas su bulgarke. Tai vėl dabar kerpu širklėmis.
tikrųjų tai nieko asmeniško, suprantu žmonės, pavyzdžiui, jeigu niekada nėra montavę lietaus sistemos ir pasižiūri gamintojo video, ten gamintojo brošiūrą, tai ten jie tikrai rekomenduoja pjauti tenais šaltuoju būdu, su nažovkėm, kaip sakant. Mes esam padarę daugybę stogų ir esam per daugybę metų atradę tinkamiausią būdą. Štai tokį būdą. Nėra čia jokių problemų, garantuoju. Pjaunam kitą galą. Jeigu kerpat žirklėm, tai rekomenduoju turėti žirklės trumpomis geležtėmis, nes jeigu kirpsit su ilgom tiesinėm, tai skarda jums šitoj vietoj truputį patampys, nebus toks gražus kirpimas. Galiu su padidinimo stiklu žiūrėti ir nematau aš jokių prikibusių abrazyvo akmenukų šitų, kaip čia pavadint. Viskas čia yra gerai. Tai einam, dedam į vietą. Žinoma, reikia dar išsikirpti šitą reikalą. Tartina, kad būtų švarus, nes gerom žirklėm tai yra, kaip sakant, peilis į paširdžius. Žvyras ar ten smėlis. Opa. Tai šitą iš karto užsimausiu ant vamzdžio. tą kirptą galą galima kišti į vidų. Taip. Prieš statant į vietą pasirūpinkit, kad kišenėse būtų štai kas. 3 vienetukai. Atsilenkiam alkūnės, ne alkūnės, o laikiklius, nes reikės šit skersuot kampu, kad nenusibraižytų vamzdis. Ir užmausime laikikliuką, užkišime laikikliuką. Jeigu fasadas nėra baigtas iki galo, tai šitų užkalinėti iki galo nereikia. Nes vis tiek dar vamzdžiai bus imami žemyn, nes šiandien fasadą dar kryžiuosis klinkeris mūsų atveju. Šitą statom į vietą. Va. Ir užkišam paskutinį laikikliuką. Tai va, štai ir turim sumontuotą lietvamzdį. Nuosekliai, nuo pradžių iki galo. Viską kaip reikia daryti. Tai ir spręskit, kuris jums video buvo naudingesnis. Tai. Dar toks patarimas, ne į temą, bet jeigu turite terasą ir turite virš terasos stogą, tai dažniausiai būna kolona. Tai montuojant lietvamzdžius, niekada nedarykit čia vamzdžio. Tiesiog darykit kažkur už kampo, kur jau prasideda namo siena, nes galbūt kažkada čia pasidarysit terasą,
ar dar kažką ir čia tikriausiai gaunasi vamzdis, kuris visiškai būna nereikalingas. Tai mes visada juos iškeliam už kampo, kad nebūtų terasų zonai. Smulkmena, bet labai naudinga smulkmena. Ir dar toks dalykas, kuris stovi ant liežuvio. Yra žmonių, kurie iš tikrųjų yra patiklus, neturi praktikos, nėra susidūrę, bet, pavyzdžiui, nori kažką padaryti ir žiūri į YouTube, žiūri į mus, tai mane, tave, ir ten mokosi. Ir prisižiūri tokių video ir paskui turi, kaip sakant, neteisingą informaciją. Tai galbūt mes tą vamzdį pjaunam pirmą kartą gyvenime, tai nemokykim kitų tai daryti, kol patys neišmokom iki galo. Tai toks mažas pastebėjimas. Einam toliau montuoti. Na ką, šiandieną mano misija baigta, misija lietvamzdžiai ir visiškai neplanuotas video, be jokio scenarijaus. Tai galim biškį apsidairyti. Iš tikrųjų šaunuoliai, kas darė drenažą, tai labai tiksliai išvedė šitos subėgimus. Nereikėjo vamzdžių nieko reguliuoti. Viskas gavosi tiesiog fantastiškai. Nes būna visko. Būna, kad paskui tenais iš alkūnių reikia reguliuoti. Žodžiu, visko būna. Tokie reikaliukai. Žodžiu, einu, apsirinksiu daiktus. Einam dar kartą pasižiūrėsim, tai kokį kitą įrankių komplektą naudojam. Tarp jų buvo ir bulgarkė. Tik nesakyk kaimynui. Tai va, gulšiukai, mažas gulšiukas, pyriukas, metras, suktukai du, kad nereiktų galvutės kaitaliuoti. Vienas sraigiam, kitas laikikliam, bulgarkė. Svarbiausias momentas žirklės. Na ir tiek. Tai žodžiu, dar kartą pasikartosiu, nieko nenorėjau žeisti, kaip sakant. Tiesiog šitam video yra mano nuomonė. Na, o jeigu reikia kokios nors pagalbos, patarimo prie karavano, prašom kreipkis, nesikuklink, patarsiu, tikrai nesudėtinga. O gal netgi kartu ir kokį vidosiką susuksim, tai dar kartą sakau, nieko asmeniško, sėkmės darbuose. Ačiū, kad žiūrėjot, spauskit laiką arba tokį, jeigu nepatiko. Visi turit savo, kaip sakant, galimybę išreikšti nuomonę. Tai iki susimatymo. Iki.